Pon, jūs ūkininko. Atulėsi mum pradės. Kas perk 7 žarnas, duonos ir sausainių? Palaikink, kam būtų įdomu pamatyti Audi remontą. Atvažiavo vakar į kaimą darbuotis, į ką panybė telefoną. Nu, traktoristai. Mum bijūra pradėti. Darbų inspekcija mus tikrina. Donatello piešinukas. Išlykštus, bet geras. Žiūrėkit, ką už langų turim. Žiemą turim. Bet mes vis tiek nepasiduodam ir varysim sodinti bijūnų. Tai atvarėm į klėtelę mėšlo. Šitą naudojam ir arbūzom, tai tikėtina, kad tą patį ir imsim. Sveiki atvykę. Koks geras urs. Gal tik pristigat, aš nežinau, kol mes ten veiksim tam dažį. Tai sveiki sugrįžę į antrąją metos ūkis dalį. Saugos gyventojai. Apistatėm nemokį padaryti. Ne, nemoku. Sveiki sugrįžę, mieli Žiūrovai. Šioje ir vėl sveikinasi Meda ir Justinas. Dabar vis klausiu, o kodėl vadinasi Medos ūkis? Nes tai ir Medos ūkis, na. Justinas neturi tokių ambicijų. Būtų kaip Justinas. Kas savo sveiku proto eitų į sniegynus, mauruoti, iškoti poršo. Atulėsi mum pradės. Nelėsiu. Tai reikės pervadinti Justino vlogas. Turim tokią situaciją, kad praeit šeštadienį mums pradėjo lyti ant galvų. Tai mes pavom, kad ne, mes esam ponai ir nesidarbuosim per lietų. Tai varom darbuotis per sniegą. Tai šią savaitę mes turim visur sniegynus ir nežinom, kaip seksis, bet šiaip teorija sako, kad galim sodinti ir per sniegą. O dabar varom nusipirkti žarnų, nes kaip ten sako, slides ruošk vasarą, o žarną žiemą. Žarnas žiemą. Tai sakėm praeitam vlogui, kad turbūt laisvom sistemos nedarysim, bet čia pamatėm visai tokį gerą variantą žiemą pirkt žarnas, tai nusipirksim, o vasarą galvosim, ką su jom daryti. Tai šiandienos planas yra toks, surasti lauką, kur mes pasiruošėm sniegynos. Pirmą pasiruošti plėvelę, turbūt bandysim gal kambarį susipjaustyti plėvelę ir tada klosim plėvelę, tada kastim duobės ten, kur būsim pasižymėję, dėsim kakulius, dėsim šaknis. Mėšlo. A, tu baigis komentuot! Tai kam aš tada, jeigu aš nerim komentuoti? Bet tu mane myšmuši. Tu mane myšmuši. Aš pradėt kažką sakyti, man jį sunkiai susikaupti, šnekėti literatūriškai. Tu pradėt kažką sakyti, aš išsimuš. Bet gerai sakyti. Taigi, tu čia esi humoro grandus. Ir čia be tavęs niks nežiūrėt. Turbūt kažkoks humoro elements, jeigu ne aš, tai čia. Apsirengi ponas. Normalės rūbas. Nekėdai, man šiek. Montin. Aš superdam. Atvarėm žarną, ne? Ne, jaudus. Jo. Ne. 4, 5. Arėja. Žarną, tai bent jau padavais. Tai didžiuotus. Taip žarną. Tai žakom pagalvojau dar dėl praeit kartą, dėl tų visų mikrofonų, kur čia sakė, tipo, kad juda, ten vais, reik mikrofonų, taip toliau. Nu, šturtume į mikrofoną, bet žinokime ir bloga, kad jeigu aš pasiimu mikrofoną pristavęs, ir tu šneki kitam gali, nieks negirdėtų. Taip nieks padangių turbūt neskaičiame. Tai žodžiu, nezyskit, jeigu negirdat. Mes sakėm ties 10. Ne, nu mes ties 10 vlogų, jeigu... Tu pastumti, žinai. Okei, ties 10 vlogų, jeigu viskas bus gera, mes patobulinsim savo technikas ir nusipirksim, nežinau, kažkom daugiau. Dabar, kol neuždirbam iš to, tai nieko nepirksim. Tai va, tai nepykt. Va, mūsų bagažinis turinys. Našau kažkokiris. Žarnas, šudukas, šaknis, vagonėlė. Sveiki atvykę į Justino ūkį. Aš tikrai prašau. Pasikeitė rolis, va šoferis. Tai va, tu man paaiškink, kas perk 7 žarnas, duonos ir sausainių? Nežinau, mes turim. Ar dirbtum su Lidlu už žarnas? Šiandienos klausimas.
Sako, reikia laukti, kol Lidlas susisieks. Nu, reikia užimt laiką. Žmonės nežiūrės visą laiką, kaip mes kapstame sniege. Ne, visi nežiūrės, jeigu aš tik lelekinsiu į puškį. Nu, kai tarkim. Baigam lelekinti, aišks. Va, čia tai yra Mauritanija. Geriau parodė, kur lauks randas. Nu, ir čia kažkur turėtų būti mūsų laukus. Baigsis medžiai. O čia matos. Matos. Traktorius. Eik nusivalyk savo traktorių geriau. Nu. Į pirštinį susidėti. O šildėms įvedau. Bet gerai atrodo su tokia purvežiu. Tik kitam savaitgaliui, nemanai? Bet jeigu Jeigu viskas nulytų, tai tada savaitgalį 12 šilumos ir tarkiam būtų saulėt, mes jau galim kažko padaryti, kad savaitgalį. Gerai, o kiek procentų, čia sak tau tinginys, kiek procentų realistas? 100%, ne. Tingi, šaltai darbuoti. Šitą fainą atrodo bulė. Bubulė, nerek nežaisliuk. Va, kab, geltoni. Nu, eka, prodik savo lauką, kontam padarba. Kaip gerai, kad užsnaig nesimatys kontam priprokėje. Au! Čia va, bėšk matos, va, mūsų lauks. Dabar, kada reikia išsikasti, sakė bėšk, tai... Nereikia ai, nu tulpis jo, bet aš apie bijau. Aš tai galvoju, kaip per ten sneigą praeit, nes čia blamba geras sluoksnis yra. Šūds bus. Atvažiavom darbuotis, o gavos taip, kad nusiselfinom ir važiuojam numiai. Iki sekančios serijos. Įtempam iki pat pavasarį. Jo. Bet tokie dabar bus mūsų video, kur susitiksim pavasarį. Atvarysim, sakysim, šiandien lyja, nesidarbuojam, šiandien singa, nesidarbuoja. No. Rytoj per karštą nesidarbuojam. Palaikinkit, kam būtų įdomu pamatyti Audi remontą. Žiemos metu, bent šioks toks kontentas bus. Kai iš Švedijos ūkis į Justo Audi. Justo garažas bus. Einam su Katėm pasisveikinsim bent jau. Ja. Žiūrėjau. No. Viena. Da. Kaip sunku yra. 15. O kodėl taip susiskipau? Gerai, kur tau čia, ne? Nu tai gerai, dėk tas plėtelę, aš kerptis pusę. Ne, čia nuskipau. Tai lauks ir nelauk. Jau matau. Savo tiek lygiai kirpau. Ko nežinau. Nu, bet tai kaip gražiai kirpau ir buvau dostupį. Tai dabar jeigu į 15 reikia pasidaryti 10 skilių. Skilės plotis bus kersmo 100 tūkstančių. Tarptų. Galbūt dabar noriu kirpyti skilius. Nu, nes iš karto, kad pasiklausim, kad galėtum sudinti, nelauk karpysim. Tu žinai, kaip laukti nusiknysim. Kur tavo planas, jeigu tu gerą planą nusipaaiškins? Nu, tai aš turiu, bet tu 13 metrų, tu padarai 15, kaip žinau. Tai gerai, 15 metrų. Tai gerai. 15 minus 2 bus 13, 13 padalink iš 9. 1,4. Vargas vyta, nei tokia jaus lauks. Nu, aš žinau dabar, žingsnės, kaip čia dabar turiu. Bet šiaip turiu visai. Nu, aš tam dar 2 Jaunas mažiau negu metrą. Mes ką matavom, kiek buvo 16 metrų ar 15? 15. Aha, tai ant tą. 7 metrą čia. Nu tai gerai, atkarpam, bet tai galbūt atrodo. Iš bėškų. Gerai, nu savo bus 9. Tai reikia didesnį atstumą. Arba tada reikia daryti po 10 skilių ir tada... Tu tiek bijau, ne tu tiek bijau, tai gerai. Tas išsipjaus teik. Kažkoks kiaušinis paša. Čia turi būti toks geras, žinai, su efektukais. Įdomu, O dėl to reikia deginti, nes užsidegint kraštą. Kai ilga auga. O tai
Tom paliks be laistymą, tom O kas sulaistymą. kas čia rytas, taškelis, kas čia rytas? Tai čia tavo bijūna, Čia bus dabar bijūna, kur mes ruošiamės. o čia bus vienmėtis. Nu, kiek, bet O čia bus arba kapą nebus bijūna jūs, laisvėm. Nebus laistomi. Ką? Nelaistysi, manau jau. То бачка, tik tas to nieko užsiaš sako, nu, laikysim, dėsti. Ne, trušų nevandusim. Ne, aš galvojau, kad jeigu daryti, kad nereikės pastovę siurblios pajungtą laikyti. Pastate bačką, kad atvažiuoja vien kartą savaitę, gal užtektų atvažiuoti. Tipo nenorėjai, kad būtų laida per peivą. Ali nabus, tai kad bus magistralį paklausus, kad pužėm, navimus laitų. Pasivežiojom ir atgal. Nu, maybe next time. Maybe I, maybe you. Nepatikėsit, bet antram vlogė jau turim rėmėją. Klėtelė mus parems tulpių svogūnėliais. Bišgal klėtelė, ten Šakira. Šakira. Tai sveiki sugrįžę į antrąjį mūsų vlogą. Sveiki sugrįžę į dar vieną pasidėjimą automobilyje. Žodžiu. Be žodžių. Šiandien yra lapkričio 30 diena ir mes filmuojam antrąjį Medsūkės vlogą. Ir gavas taip, kad mūsų planas bišk pasistūmė, nes turėjom antrąjį vlogą filmuoti iš karto sekundėin po pirmųjų vlogų filmavim, tai tas turėjo būti lapkričio 16, man atrodo. Bet gavas taip, kad on savaitgalį lėjai, kad savaitgalį teik užsnaiga. Kas? Tai reikia iš naujo aukštaitiškai. Kodėl? Nes tu sakiau, kad aukštaitiškai darysi vlogą. Ne, aš sakiau, jeigu mes kartu kalbam, tai žemaitiška. Okay. Bet aš nekalbu. Na tai tu gali įsiterpti, kad papildyti mano mėgų. Aš aukštaitiškai galiu. Planas toks, kad šiandien turim išsikloti plėvelį bijūnų laukia, susismaistyti. Čia kaip tas video. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what mama is the fire. Išsiklosėm plėvelį, susismaikstysiam, susisudinsiam bijūnus. Yra tokia mini problemėlė, kad mes turėjom mažiau bijūnų negu rek, tai čia kam problema, kam nereikės dasipirkti, bet susisudinsiam dabar tik kiek turėjom, nes oras gers ir dar sudinsiam tulpes. Nu, dabar tu ką nors pasakyk. Mes kaip nors savo bairiuk tigės humor kada. Šiandien ne ta diena. Esu ramus, geras ir be komentaro. Man beveik nesimatys tam vlogį. Gerai, pažiūrėsim. 5 minutes later. Tęsėme mūsų segmentą pasikalbėjimai Škodoje. Žodžiu, po pirmą vlogą pamačiau, kad reikia mažiau šnekėti, bet suprast, kad pirmą vlogą irgi reikėjo biškį papasakoti, kodėl, kaip čia kas daroma. Galim labai pasidžiaugti savo rezultatas pirmą vlogą, ne? Nes aš čia ant jauką pasakiau, sakau, jeigu mūsų ant pirmąjį vlogą pažiūrės 500 žmonių, jau bus mums žiauriai geras vertinimas. O galvos taip, kad šią dieną ir virš 500 pažiūrėjom ir dar ten subscriberių, man atrodo, yra apie 5. Tai kad per daug niek nedaront. Daug pasiekėm, bet aišku, bevalgant apetit saugai. Ir dabar ir iššūkis toks, kad su antru vlogu aš nusprendžiau pasitarsiu jūs, kad sieksim 100 followerių ir 1000 peržiūrų. Bet aš manau, kad mes galime daugiau surinkti. Tai aš galiu pakartoti ant savo frazę, ne? Kad pasakyk mama, pasakyk močiute. Bet čia jau čia suveikinė. Aš irgi esu, kad aš daug žiūriu, bet aš pamirštu pasubscribinti. Žinok, ar parašyk komentarus. Kiek pasidalina su mama į močiutę. Mes esam paprasti žmonės, bet tiesiog kuo daugiau. Užlipsiam ant žvaigždžių lygos. Bet kiekvienas tas toks pasidalinims, palaikinims, pasubscribinims ir mums įvertinims. Tai viskas jau čia tiesiog parodysiam, kon jau veikia mūkį ir bijau, kad vėl išsidėmsiam belekiai. Nes aš labai noriu sėdėti ir iš praeitos daliais. Bet žodžiu, aš iškarpysiu, vėl sėdėsiu su 5 valandų, galvos, ko neiškirti. Slėpint kamerą. Nusakyk. Ne, aš čia manau, kad svarbi informacija, kad jeigu per šiandien nepadarysim trečiam laukui yra iki pavasarį, nes tau tėtis šį vakar nuiminės frezą. Aš šį vakar taip? Šį vakar, sakė, nuims, dabar išvažiavo ir parvažiaus nuiminės, taip kad reikia pasidėti trečią lauką. Tai dedam plėvelę, susmaikstom. Tai darom taip, dedam plėvelę bijūnam. Aš tad pabandau, jeigu man sekas eina susisodinti, aš toliau sudinus, tu vara paruošti lauką ir tu, ką paruoši lauką, tad man padės tulpėm išsikasti
Vos nepasakiau franšizę. Tranšėja. Jūs kapjūt kamerą. Nesiskūsit, kad jūs dvaist, bet ir taip, kad kol kas... Plungė nie lygių kelių. Tai čia... Ne, mažu, džiugiai ir patys nuo mechanų biški. Normaliai aš vairuoju, tvarkingai. Gerai. Nu kon, antra dalis. Kon, jūs ūkininko. Einam ruošti bijum lauką ir filmausiam antrą dalį. Tai kas nematė dar pažiūrėti pirmą. Ojei, kaip šlapė. Nu jo, pažiūrėk, koš, kaip mes... Eik, tu savo. Čia viskas turėt supūti. Norėk pabandyti prasikasti, nes mes jau čia net nepavakščiusiam. Gal. Ko mane? Grida. Ką padaryti, kur čia rozetė rasti. Ir va elektros stulpas, lipka. Čia matote savo natūralioje aplinkoje stovintį stovą. Atvažiavo vakar į kaimą darbuotis, į kapą neįbė telefoną, be stovų. Nejaukinga. Praeitas metas naudojom akmenis, dėl pasiteisim, nes buvau sunkiai nešiuoti, šiais metas kažkom bandom modernės. 3 days later. Principas, tai čia yra tokiai metalą ir plastiką, o čia tas daiktas, man atrodo, įputo metalo, va tiefą užkabinti ir ištraukti. Tai plėvelį ir 1,60 m plotį. Pasidarėm lauką 6 metrų plotį, tai gavos 4 eilės tarp bijūnų, tarp tų skilių. Bijūnam ir, nežinau, kiek ten koks 1,20 m, mane jaučiu. O čia gaunas tarp pačių daigų, nu tai jeigu plėvelį 1,60 m, metras gal kem kažkur. Eilė ir po 11 daigų, nes pasidarėm netyčia lauką didesnį. Tu prisidėk iki kišenį tuo. Ne, tur kišenių, ne, draugėlį. Nu, ne ką pašva. Pilnom kišenėm. Nu, jei gerai dirbsi, pažad pavasarį. Tikna, kad aš gerą dirbu. Žiūrėsime, rezultatą bus geri. Biški perdengam plėvelį. Jau sudinam į plėvelį dėl to, kad tiesiog nemėgstam ravėti, bet čia tikrai nebūtent plėvelį naudoti, kadangi bijūnt, na, čia auks, nežinau, 6 bent jau metus, užtad būsim rams, kad nereikės ravėti. Nu, keitamės darbais. Kapų kilimėliaus. Nu, gerai, kad tu per pus lengvesnė. Čia buvo biški šuolis, nes reikėjo pafilmuoti storiukų kitų formatų. Grįžtame į vlogą. Aš niek neišmanau apie tas dalykus. Aš galiu papasakoti tik tai, kad turim kubotos traktoriuką. Andai tenai bus 3 laukas, reikia per šiandieną susidirbti. Nežinau, kiek arklių yra. Tai aš blogo skaičiau, reiškus. Nu, būna ir geriausiems, ir šimtukininkams, ir nešimtukininkams. Rada progą, kur pasigirti. 25 plus 18. Kaip tu 25 skaičiuosi? A tu... 25 plus 18 yra kem... 3. Ir dabar turi likti po 7. Kiek laik? 17. Nu tai tu buvau daugiau, vas sakei. Nedarom dramos. Eilė, nes pažįsti savo kasę. Nu, važiuoju, ko vis jaudina, mačiau baltų dimių. Nėra žiūriau. Problema, nerandam kastų. Aš kažkaip žaislį neradau. Nu, konger parniš. Kastų. Ot problema, rask nu mūsų kastų. Tak, kas jau var. Ne. Ja. Tu sak labai savė. O pala žvyro iš kur? Nu, ne, iš kur kalną žvyro. Tu prasik čia biški daubelį dėtin daug neves. Turim bedelį. Man bijūna pradėti lėti. Ir aš dėl to, kad mes ant... Daug kaip ir nedaug temperatūrų. Ne, aš šiaip manau, kad šilta buvo ir plasmasinės pakutės. Tai čia būna lava. Aš nežinau, nejaučiu. Tipo, nie gera, bet tiesiog... Man reikėjo jūs išpakauti. Ar mum vaidenos blemba. Ne, mačiau ant vieną, kur patys toliau paėmė, buvau baltų. Važiuoju. Ir įsiuks. O, su pumpuras. Tai va, bijūnų sodinimų jums reikės. Medos Mačiaitytės, Medamats Agro tai Instagramas. Reikės kastuvo ir skylės plėvelėje. Reikės žvyro, nes pas mūsų žemė vat yra labai vėlininė ir šlapia ir sukritusi. O, suplėšykim plėvelę. Man ant batų paverst žemę. Tai va, žvyras, mėšlas, šaknis, žemė. Tu komentuok, nes mums nesigirdėjo.
Ai, aš turiu komentuoti, sakė, kad gera žemė, nes sleikų yra. Sakė, o, kiek sleikų yra, kokia gera žemė reišks yra. Kiek aš skaičiau. Kiek aš skaičiau, sako. Kiek aš skaičiau, bijūns reikčiu, čia tik tau užbėrt žemėm, ani netur giliai pasisodinti. Tai duobės gilis. Jūs ką žinau, čia gal 10 cm. Bet kadangi drėgna žemė, tai rodo, ir žemė ir mane. Aš rodau ir žemė rytau. Tai mes dėsim į daubį žvyro, iš kur tu rodano? Rodau, vis kalną. Rimta? Ja, kas tariam, kokius 3 kubus. Dėsim žvyrą, kada nei nepapūs, nes labiausia dėl ko nei žūn ir nežyd, tai galbūt papuvėms. Įdėsim mėšlą granuliautą. Čia visko yra ir fosforo, tai ypatinga, kadangi tai yra šakninis augalas. Bet mes sakėm, darysim edukacinį turinį, ne? Nu, mes sakėm, darom taip, kaip mes suprantam ir mes galvojam. Aš darau taip. Tai mes tik dalinamės, kaip mes žinom, kaip mes suprantam. Dabar sudinsim palei šoną baltus, koks veikas pirkom ir tam taip toliau, tai pirmam blogį. Žiūrėk, parodyk, jau su kokias šakneplaukės baltas. Čia trūko pirštą? Kad ekosistems nepanaikinti. O, tai daug žinai. Čia man tiesiog spėjimas buvo, aš tik farming simulatorių, tai išmanau. Įsidinom tiepką pumpuriuką į viršų. Ir va, kaip matot, čia va yra užsidengsiu su žemėm. Tai netiek daug ir pasislėp. Kadangi mes labai daug vis daug tik sunaudojam, žemė yra labai molinga. Tai aš bijau, kad čia, jeigu dar lys ir snigs labai viskas ir ypatinga pavasarį gal užmirkt, tai net ir kokius durpėse kažko. Biški turi, gal neturi. O kiek tas biški? Nu, kaip čia kažkoks pusmaišti yra, kiek tai pasiėmė. Aš radau to žvyrį visą krūvą. Jau mes su... Juodu radau tą, ne? Tai mes esam labai praktiški, nepirkom kompostinės žemės, bet naudosim kurmiarausių žemę. Iš sodos surinkom kurmiarausius ir išnaudojom savo reikmėm. Versiją. Tiesiog, nedaug turim, tai kiek užteks. Ačiū, kai daug laiko. Gerai, einam matot lauk. O aš eisiu arti. Ne arti, frezuoti, čia galim. Nebe farming, dabar snowrunnerį. Dabar reikia, aš noriu offroaderį pirkti. Jo, tai jau kabutiesi šoną. Vaidan gerą. Žiūrėk, čia dokuvavo, sakau. Čia dokumentika ir mūsų katin. Ten, žinių reportažas su Meda. Aš tau tokių džinglų pridarysiu. Dabar mes ruošimės turėti lauką, kadangi šiandien paskutinį dieną pasinaudoti fresą, tai skubam pasiruošti, kaip parodyti. Va čia yra mūsų naujas laukas, čia yra mūsų praeitų metų laukas, čia yra būsimas laukas. Bermudų trikampis, žodžiu. Čia va bijūna, kur dabar sudinam, čia ir bois arbuzins, kur ir liks arbūzą ir dabar tulp sudinsim. Ir čia turėtų atsirasti naus lauks. Kol kas išmatavimai ir tokiai, kad 10-15, bet žiūrėsim, kaip gausias pagal traktorių važiavimus ir tiesiog skaičiaus. Su kokiam technologijom. Nematau, kur. Ai, o. Čia skaitos buvęs miest katins. Kaip tu taikas? O tu matai mane? Žodžiu, jeigu įdomu, kaip mes matuojam laukus, tai įsijunkit pirmą vlogą ir pamatysit, kaip mes bandom juos atsižymėti. Tik dabar žmogui netaip sekas, tai specialiai nefilmuojam. Pirmam vlogui geriau sekės. Idealė, man jau žingsniai yra... Stovėk, ne, judėk, stovėk čia. Aš matau, kur ir. Gerai, jau matau, ten va. Čia va, aš stovau kamp. Gerai. Nu, traktoristai. Trunka drill, irgu. Nu, einam, parodysiu, kas įvyko, kol krovės telefonas. Aš jau pasidinau 2 eilės bijūnus, tai yra reikalų ne taip greitai. Čia tik po 9 bijūnus, tai dabar damušiu 3. Ir galvoju, parodysiu normaliai, paaiškinsiu, kaip ką darau. Justinas jau antrą važiavimą daro. Tai čia kitais metais augs jurginai ir vienmetės gėlės. Susidirbam dabar ir pavasarį dar iš naujo susidirbsim, nes šiaip labai dideli velienos gabalai gaunas. O kai 3 kartus susidirba, tai visai jau kitaip ta žemė atrodo. Šiaip juokingai va tokioj natūralioj gamtoj. Trikoji stovi. Ir dar su laidu. Žodžiu, pažiūrim, ar čia ką filmuoja. Bandom nufilmuoti timelapsą, kaip abudu darbuojamės. Nes šiaip, kai darbuojamės, kai čia va pirmyn atgal važinėjau, aš čia pirmyn atgal lakstau su tais, oi, reikia plevelį prisekti.
Tai nelabai yra ką parodyti, bet dabar eisiu vis tiek kažką papasakosiu. Žiūrėkit, dar atsimenu iš universiteto laikų sakė, jeigu randat slieką, vadinasi, žemė viskas yra labai gerai ir viskas augs. Valio, jau ne pirmas sliekas šiandien. Ponas Dima badžiauja. Farming Simulation. Koks šitas gerulis. Išlykštus, bet geras. O taip, išsikasinėjau duobės. Dirbu operacijom iškart duobės, po to žvyro ir visą kitą. Nu, nepatikėsi, dar tik antrą darbo dieną, o jau darbų inspekcija mus tikrina. Tai kai išsikasėm duobę, dedam šiek tiek žvyro. Tada maždaug stauja granuliuotų mėšlo. Ir sodinam. Šaknis tai dabar, kai sodinau, tai visokiausių yra. Didesnių, mažesnių, tokius. Dedam šaknį, plius minus primetam, ar čia užsidengs viskas. Užsidengs, nes aš dar su kaupu sudinu. Ir ant šaknies suberiu šitas durpės ir beriu kompostinę žemę. Jo, ta kompostinė žemė tai yra, kur merausi žemė, tai reikia priskasti. Nededam tos pačios, nes tiesiog labai daug yra velėnos. Dėl to, kad neužkrėsti piktžolėm ir šiaip jinai antiek yra drėgna ir šlapi, tokie gumalai, tai ne kažką. Uždengiam taip, kad nieko nesimatytų. Šiek tiek paspaudžiu. Ir kaip mulčia, naudoju dar bene kokias durpės. Nu, aišku, nerūkščias. Kapų substratas. Nu, tokios nepalaidusiam su visam. Kaip ir sakiau pirmam vlogė, viską darom pirmą kartą. Tai nereiškia, ar darom gerai, bet ir nepergyvenam dėl to, gausis, nesigaus, matysim kitais metais. O jeigu jūs kažką sudinat, tai dar pasigūglinkit, pasiaiškinkit, nesiremkit vien tik mūsų patirtim. Darysim viršelį. Bus Donatello piešinukas su bijūnėliu rankai. Jau viskas, gali fotkinti. Šiandien darom ypatingąją sriubą. Jums reikės kelių žiupsnelių O? galvijų mėšlo. Tada dedam vištą. Vadovą bus ir kad nenusivalys, nes jį šlapžėms. Tada... Kaip išskalbta Super Bowl. Einam tulpes sodinti. Nu, netikram nepailiaus kojas. Bet pažiūrėk, kaip kanupas. Čia šuns kojas. Aš noriu išsikasti kaip tranšėje. Tokia nu va, teik varė. Nu, gal daugiau net. Aš susidėsiu atsivagunėlis kaip kiaušins. Ir tada reikės viską nužberti. Turbūt 3 svagunėlių gyliai. Tai jeigu svagunėlis įva toks va, tai čuk. 3 svagunėlių gyliui iškasiau lysvę. Tranšėje. Meda dėlios svagunėlių šitas išsiberia visus tos pačios veislės. Jo, ir aš būsiu vadrašniais, davė gražią knygutę. Tulpės sudėliotos. Principą dėliojom kaip kiaušiniai yra sudėlioti. Palikom tarpus, kad atskirtumėm kokius veislės, nes kai skinsim, daugumą tulpių skinam dar neįtin prasiskleidusių ir yra sunku pasakyti, kokią veislė, tai susirašom sąžiningai, ne? Surašai? O, raštink. O, kaip gražiai. Labai gerai. O dar tilpstinti? Čia tada kaip puslapį. Tokį pavargas, lyg tu būtum kastis. Drama queen. Mėly draugai, darbų baigti. Kiek valandų? 4. Po 4:15, bet jau... 4 valandas darbavomės. Jo, 4 valandas darbavomės. Susudinom beveik 30 bijūnų susudinom. Susudinom kiek tulpių, aš nežinau, kiek čia yra. Kiek čia bus, kokiai 500 gal daugiau. Žodžiu, tulpių, dabar reikia tik paslėpti užkas, bet reikia tikėtis, kad pavasarį prisikėls. Ko reikia pabaigą pasakyti? Pasakyk mama, pasakyk močiutė. Palaikink, pasidalink su kaimynėm. Pasidalyk. Tom pabūtėm laiptinė, nunešk, parodyk. Mums tai bus motivacija toliau daryti, toliau sudinti. Įsivaizduok, kiek čia varga.